NATO summitas, jisai praėjo, sakyčiau, labai įdomiai. Vien nuo tai, kad Erdoganas susiknisęs nuo pasaulio karų ir tų vertybinių, kurie nori kariauti, jiems padovanojo po revolverį ir pasiūlė pažaisti rusišką ruletę. Tai mes įdėti šovininkas, kuriam pirmame kaktą šaušnai. Tai tas Europos lyderis, kuris suprato, kad tai yra su potekste tokia, kad maždaug bičiai nustokit kariauti, nes greitai patys turėsit nusišauti, nes tautos jumis nušaus, tai tuos ginklus paliko ir neparsivežė namo. Kiti parsivežė, nes nusivaizduoja, kad čia yra labai gera dovana. Po NATO summito nuskambėjo dvi tokios žinios, kad yra valstybės, kurios skiria gynybai 5%, tos, kurios neskiria 5%. Ir tada buvo klausimas, kokią mes NATO įsivaizduom. Tai taip, NATO visą gyvenimą buvo konstruojama, kad NATO tai yra daugiau tokia, sakyčiau, kaip ir prevencinė, policinė, kaip daug kas mėgsta ją pavadinti, tokia daugiau atbaidanti, atgrasanti organizacija. Deja, dabar jau vis girdžiu, kad NATO turėtų būti vos ne maždaug tokia, kaip ir gynybinė, bet tada gynybinė, tai kaip dabar yra supuolimoji. Ir aš manau, kad ta pozicija išėjo iš Hormūzo sąsiaurio. Dabar, kai aš išgirstu, kad pasakymas, kad Amerikos ir Irano karas ir Izraelio karas tai yra mūsų karas, aš nežinau, Lietuvoje ar girdėtus, kad būtų kažkoks daromas referendumas, žmonių apklausos, ar jie pritarė tokiai pozicijai arba tokiai nuomonė. Mano galva, tai yra vienas blogiausių komunikacijos sprendimų. Taip kaip Vaikšnoras savų laikų pasityčiojo atvažiavęs į Kapčiamiestį, tai lygiai taip pat ir buvo pasakyta taip, kad bet kokie Amerikos karai maždaug yra ir Lietuvos karai. Klausimas yra, ar Amerika pultų gintų mumis, aš to labai abejoju. Dabar, kada mes galvojam apie NATO toliau ateitį, taip iš tikrųjų labai smagu, kad Lietuva joje esame, taip aš suprantu, kad mes turime priklausyti jai ir tikrai duoda jinai pliusų, čia galime matyti teigiamų, neigiamų, minusų, pliusų ir panašiai. Bet įdomiausia yra tai kokie yra tikslai. Galų gale Trumpas labai aiškiai indikuoja ir pasako, jeigu jūs neskiriat 5% ir neperkat iš manęs ginklų, tai jūs nesitikėkite, kad mes iš jūsų sulauksim pagalbos, paramos ir panašiai. Ir dabar žiūrėkite, lygiai tokia pati situacija su Ukraina. Tai Trumpas neduoda Ukrainai, bet Europa turi iš Amerikos pirkti ginklus, pirkti ginkluotę tam, kad aprūpintų pačią Ukrainą. Tai Trumpas daro elementarų paprastą biznį. Aš kaip vadau, tai yra lobizmas ir Trumpas eina teisinga kilmė. Jeigu mes dabar dar neduok Dieve kažkas susigalvos, kad mes turime kiekvienos NATO valstybės narės konflikte dalyvauti, tai išvizuokit, aš jums siūlau prisiminkite istoriją, tai yra Turkijos ir Sirijos konfliktą, kad Turkija lygiai sėkmingai dalį Sirijos dalies užgrobė, pasiėmė ir dabar jinai naudoja savo reikmėm, turi, savo kaip sakant, priežiūrą, berods 500 km. Tai kaip dabar tokia atveju, tai ką NATO visos valstybės turėtų dalyvauti Turkijos ir Sirijos kare? Tai kaip Turkija ir Graikija apsimėtė irgi lygiai tokia pačiom savo bombom, tai kurią mes pusę stosim asoti. Tai aš manau, kad čia yra, sakyčiau, toks bandymas, pikus triukas parduoti mūsų lietuvių žmonėms, kad čia NATO dabar puls mumis apgins ir apsaugos, bet aš tai vis dėlto linkęs tos pozicijos laikytis, kad pati tauta, pati Lietuva turi labai stipriai investuoti į savo tautą, į savo žmonės ir į savo gynybą. Jeigu pamenat, prieš 6-7 mėnesius dar kai buvo priiminėjimas biudžetas, tada Olekas ir mano kolegos socialdemokratai melavo žmonėms apie virš 5%, aš tada sakiau 5%, jie sakė, kad nebuvo sutarta 5,38%, tai aš sakiau, kad 0,38% galima kalbėti apie NATO skirimą finansavimą, bet jis turi būti skiriamas tik tokiu atveju, jeigu mes užtikrinam viešą saugumą, tai yra viešas saugumas 0,1 ir oro gynybos sistema. Tai visi sakė, kad aš kvailas, kad nesupranta, Žemaitaitis yra maždaug čia blogio šis ir pinigai turėtų būti skiriami visai kitam. Praėjo, žiūrėkit, 6-7 mėnesiai, didysis mūsų nacistinių ideologijų šalininkas Laurynas Kasčiūnas stebuklingų būdų sako, tai žiūrėkit, dabar reikėtų oro gynybos. Jie su Dainiu Kreiviu, su visais kitais padaro Seime konferencijų centre pristatymą ir nei iš to pristato, kokias gairės būtų, kaip turėtų oro gynybos sistema turėtų būti integruojama. Tai tas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kad didžioji dalis politikų tik po tam tikrų įvykių, o šiuo atveju tie įvykiai, kurie ir įvyko būtent tarp Amerikos ir Iranos karo, tik įvykus tiems įvykiams, jie pradėjo suvokti ir pradėjo suprasti, kad oro gynybos sistema, Ukrainos oro gynybos sistema yra neatsiejama nuo valstybės saugumo užtikrinimo. Deja, mes dabar turime. Lygiai taip pat, jeigu kalbant apie Ukrainos situaciją ir tą patį Europos Sąjungą ir NATO,
Tai dar prezidento rinkimų kampanijos metu, 24 metais, balandžio gegužės mėnesį, labai didžiuosiuose debatuose, kiek man teko dalyvauti, būdavo pagrindinis klausimas: ponas Žemaitaiti, kaip jūs manote, kaip čia padėti Ukrainai, kad ne tą karą laimėtų? Tai aš buvau sakęs, pirma, visus mobilizuojamo amžiaus žmonės iš ES turėtų būti visi išvaryti ir visi turėtų grįžti į Ukrainą. Ir kai visi mobilizuojamo amžiaus žmonės bus šauktiniai, bus suvaryti į atgal savo valstybę, irgi tada labai stipriai kritikavo, dabar šiandien negaliu patikėti, žiūri, Lenkijos krašto apsaugos ministras kalba lygiai tokiais pačiais sakiniais, lygiai tokias pačios tezės, tai ką mes kalbėjome būtent prieš jau 2 metus tiksliau.